atėjote ir šiandien mes kalbėsimės apie nežinomą, drįstu sakyti, nežinomą daugeliui architektūrą. Toks bus, sakyčiau, mūsų šios dienos tokia antraštė. Kalbuosi su Vaidu Petruliu, žmogus, kurį labai daug metų pažįstu, senas mano bičiulis, jis yra architektūros istorikas, yra humanitarinių mokslų daktaras ir čia paskaitysiu Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovas. Gyvenime neprisiminčiau taip, bet tegul tai būna žinoma. O susirinkome čia dėl šios knygos, ji vadinasi Jonas Mulokas, architektūrinio identiteto paieškos globaliame pasaulyje. Sveikas Vaidai. Labas ir sveiki gyvi visi. Gal pirmiausia apie pačią knygą, kaip ji pasirodė, kam turėtume būti dėkingi be tavęs už jos pasirodymą ir iš viso kaip ją, kiek laiko teko kurti ją. Vaidas sakė, kad per 1 metus nepasidaro tokios knygos. Ne, niekaip. Ir per 3 sunkiai, nors padarėm per 3, bet tai čia jau labai greitas tempas. 3 metų darbas? Taip, 3 metų darbas. Taip. Oho. Tai va, o jeigu pradėti nuo padėkų, tai iš tikrųjų čia tokia, vėlgi Jonas Mulokas daugiausiai dirbo Amerikoje, tai čia tokia amerikietiška maniera neužmiršti padėkoti, tai iš tiesų ir reikėtų tą padaryti, tai reikėtų padėkoti Lietuvos mokslo tarybai, kuri parėmė šitą projektą. Ir taip pat Baltic American Freedom Foundation yra toks fondas, kuris remia Lietuvos, Latvijos ir Estijos studentus ir tyrėjus. Tai būtent jų pagalba galėjau 1,5 metų pakeliauti po Ameriką, kas iš tiesų man davė tą tikrą pajutimą, kas yra ta bendruomenė, kas yra tie pastatai. Na, o knyga tai aišku, be abejonės, čia yra tie, kas, sakysim, padėjo, kad ta knyga atsirastų finansiškai. Na, o kita dalis yra tie bendra autoriai ir bendradarbiai, su kuriais mes kartu rašėm, tai istorikė Brigita Tranavičiūtė ir architektūros istorikas Paulius Tautvydas Larinaitis, tai yra 2 mano kolegos, kurie apsijėmė su manim nerti šitą avantiūrą ir per 3 metus padaryti tokį darbą, kas yra sunkiai įmanoma, bet mums pavyko ir aišku, taip pat reikėtų padėkoti ir leidyklai Kauno technologijos universiteto leidyklai ir leidyklai Lapas yra toks bendradarbiavimo projektas, kas irgi gal nėra kasdienis atvejis leidybos kontekste, Lietuvos leidybos kontekste, tai yra 2 institucijų kolaboracinis darbas. Žodžiu, už tos oranžinės knygelės slypi labai daug žmonių įdarbis ir institucijų, žmonių ir konfiguracijų. Tai visiems labai dėkoju ir be abejo tik jų dėka atsirado. Aišku, kalbant apie padėkas, tai dar būtų galima ir tai toli gražu ne paskutiniai eilėje, kurie nusipelno padėkos, tai Balzeko Lietuvių kultūros muziejus Čikagoje, kur buvo mano pagrindinė institucija, na ir aišku visi kiti archyvai, Alkos archyvas, Lietuvių tyrimų centro archyvas, na ir daugybė kitų smulkesnių archyvų. Ir be abejonės, čia bus tikrai paskutinė, bet jau viena iš pačių svarbiausių padėkų, tai būtent Jono Muloko šeimai. Beje, šeima yra išties labai įdomi, mes aišku kalbėsime apie Joną Muloką, bet tai yra tas retas atvejis, kai yra 3 kartų architektai. Tai Jonas Mulokas, kuris baigė studijas tarpukario Lietuvoje, išvažiavo, kūrė, apie ką mes ir šnekėsim. Jos sūnus Rimas, kurio teko pakankamai daug bendrauti, kuris mumis priėmė ir kurio dėka archyvas atkeliavo į Lietuvą, taip pat architektas ir kartu su tėvu projektavo. Na ir galų gale Rimo dukra, Undinė, irgi architektė ir šiuo metu praktikuojanti architektė ir labai gerbė ir myli senelio palikimą. Ir mes puikiai bendraujam, tai toks, na, sakysim, tikrai gražus kelių kartų momentas ir aišku, tai, kad tas archyvas atkeliavo, išliko, tai irgi priklauso nuo to, kad, na, šeimoje buvo suvokiama vertė to, ką darė Jonas Mulokas ir ką tęsė vėliau Rimas. Čia buvo titrai, įžanginiai titrai, taip sakant. Knygos dizainerė Eglė Simanavičiūtė. Taip, puikus dizainas. Ačiū Eglė. Komplimentai Eglė. Na tai aš turiu natūraliai klausti, nes štai, kaip pats Vaidas pasakė, jis keliavo 1,5 metų po Šiaurės Ameriką tiksliau.
kaip supratau, ne tik per Jungtinės valstijas, bet ir Kanadoje teko būti. Taigi jis yra tikras liudytojas ir geresnis už Jehovos liudytojus tuo, kad tie Dievo tai vargu ar matė, bet jis tikrai matė tuos architektūros kūrinius, kurie yra pristatomi šioje knygoje. Ir čia yra labai daug architektų pristatoma, tiesą sakant, ne tik tai Jonas Mulokas. Kodėl knyga yra skirta pirmiausia jam, kodėl fokusuojamasi ties juo, nes čia yra daug projektų įvairių autorių. Taip, iš tiesų, jeigu mes kalbam apie Jono Muloko kartos architektus, kurie paliko pėdsaką Šiaurės Amerikoje, Brazilijoje, kitose Australijoje, praktiškai visose kontinentuose, tai mes iš ties turim visą plejadą žmonių, bet kas yra specifiško su Jonu Muloku, tai yra du momentai. Vienas momentas yra tai, kad pats jo, sakysim, toks prieigos būdas prie architektūros, jisai bene ryškiausiai atspindi tą kartą žmonių, kurie ieškojo lietuviškumo, kurie ne šiaip įsiliejo į bendrą 20 amžiaus architektūros kontekstą, bet matė architektūroje politinius uždavinius, matė architektūroje galimybę kalbėti formomis apie Lietuvą kaip nepriklausomą šalį, kaip šalį turinčią savo kultūrą, kaip turinčią savo kažkokias tai tradicijas ir tas tradicijas transformuoti į architektūrą. Nebuvo vienas Jonas Mulokas, kuris apie tai kalbėjo, bet jisai buvo viena iš ryškiausių asmenybių ir vėlgi ta architektūra yra labai specifinė. Kitas momentas, antrasis momentas, kad mano galva tai yra vienas iš gausiausiai išlikusių tos kartos architektų archyvų. Mes turim Vytauto Landsbergio Žemkalnio archyvą, kuris saugomas literatūros ir meno archyve, tikrai milžiniškas archyvas, bet Muloko archyvas iki tol buvo nežinomas. Yra apie 5000, mes tiksliai taip ir nesuskaičiavom, nes yra toks ir techninis iššūkis, ten ar skiautė kažkokią skaičiuoti kaip vienetą ar ne vienetą, tai kol dar pilnai nėra inventorizuotas, tai apie 5000 brėžinių turi. Tai įsivaizduokit, ir tie brėžiniai, tai yra į tų pačių pastatų gausybę eskizų, rodo procesą, kaip jis ateičiai dirbo, kiek ieškojo variacijų. Tai turint tokį archyvą, mes kai pamatėm tą archyvą Santa Monikoje, tai aš tiesiog žado netekau užės ir sakau, viskas apie tai reikia rašyti, taškas, nėra jokios kitos galimybės, kaip architektūros istorikui mane tiesiog nukautavo. Tai čia buvo atradimas. Iš tikrųjų, ką jūs su kolegomis padarėte, jūs atradote nežinomą žemę, nes yra du architektūros pasakojimai, tarsi lietuviškoji architektūra, ir ne, yra tarpukario architektūra, kurią esame girdėję ir žinome ir pačiupinėti galime, yra sovietinis laikas ir staiga atsiranda trečioji istorija, trečiasis pasakojimas, taip, išeivija. Taip, dabar tas pasakojimas, mano galva, stipriai formuojasi ir taip gal pasakyti, kad visiškai nežinoma žemė būtų per drąsu, bet iš ties netyrinėta žemė. Tai yra žinoma, bet iki šiol menkai tyrinėta. Ir vėlgi, jeigu kalbėti apie tai, kaip mes suvokiam lietuvišką architektūros istoriją, 20 amžiaus architektūros istoriją, tai kaip teisingai Ryti paminėjai, tai tarpukaris, kuris ilgą laiką buvo ant bangos, Kaunas įtrauktas UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, atrodo, padarėm viskas. Vaidas buvo vienas iš tų žmonių, kurie labai smarkiai nusipelnė, kad Kauno modernizmas būtų įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Tai tikrai ačiū jam, didžiulis jo nuopelnas, didžiulis. Ačiū. Tai čia vienas toks tarsi hermetiškas pasakojimas, bet nenorėčiau, kad jisai būtų hermetiškas. Ir kitas pasakojimas yra sovietmečio architektūra, apie ką aš ir disertaciją rašiau, ir irgi pledo kolegų, kurie apie tai rašo, ir su Marija ir Jūrate knygą kažkada esame išleidę architektūros sovietmečio Lietuvoje. Ir vėlgi ta tema, nepasakyčiau, kad jinai visiškai ištyrinėta, yra dar daugybė pjūvių, apie ką galima kalbėti, ir naujos politinės situacijos atneša naujų požiūrio kampų į sovietmečio paveldą, bet vėlgi tai yra tarsi tokia aiškiai metuose ir geografija uždaryta tema. O išeivija, tie procesai, architektūriniai procesai, kurie vyko ne Lietuvoje, tarsi lieka ir arba nežinomi, arba tiesiog neinkorporuojami į bendrą pasakojimą. Tarsi kažkas kito, kažkur Amerikoje, mums nepriklauso, galbūt girdėję, negirdėję. Tai viena iš pamatinių žinučių, kad tai yra bendras mūsų lietuviškas 20 amžiaus architektūros palikimas.
Ir tas nėra vien tik tai šiaip toks pompastiškas teiginys dėl to, kad ten mes matėm, įsimylėjom šitus daiktus. Ne, dėl to. Dėl to, kad natūraliai yra idėjų tęstinumas. Yra ne tik idėjų, bet ir institucinis tęstinumas. Tarkim, Lietuvos inžinierių ir architektų sąjunga. Tai Lietuvoje buvo ta sovietinė šaka, kuri, aišku, įsikūrė tarpukariu, Lietuvoje sovietinė šaka Lietuvos architektų sąjunga, bet yra pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga ir Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga, kurios yra nepaprastai reikšmingos ir stiprios organizacijos, puoselėjant tą identitetą ir perimant idėjas. Tai kitaip tariant, tai buvo gyvas reikalas. Tai nėra, kad žmonės iškeliavo ir jau užmiršo Lietuvą. Ne, jie kūrė strategijas, kaip atstatysim Lietuvą. Aišku, istorija parodė, kad tos strategijos naivios ir mes turim savo idėjų, kaip tą Lietuvą atstatyti turėjom 90-ais, bet tas ryšys jisai yra labai tamprus ir dėl to, kai mes kuriam, pasakojam apie tai, kas mūsų ta architektūrinė praeitis, kas tas mūsų paveldas, kurio mes galim didžiuotis, kuris galų gale nebūtinai didžiuotis, kuris kažkokius tai už savęs turi gilias istorijas, tai turi būti laukas, kuris turi 3 dėmenis kaip minimum. Tai ar turim kuo didžiuotis Šiaurės Amerikoje? Jeigu aš parašęs tokią knygą, sakyčiau, kad ne, parašę, aišku, su kolegos, tai čia skambėtų ko gero keistokai, bet iš esmės aš tuo tikiu labai giliai, kad tikrai taip turime. Ir vėlgi, kiekvienas architektūros istorikas į architektūrą žiūri per savo prizmę, ko gero, ir turi savo stipriasias, silpnasias pusės. Man asmeniškai, kodėl aš mėgstu šitą darbą ir kas mane, taip sakant, intriguoja ir mano smalsumą žadina, tai idėjos. Ar yra kažkokia tai idėja, kitaip tariant, jeigu mes kalbam apie teatrą, apie literatūrą, tai yra tarsi savaime suprantama, kad tai turi žadinti mūsų kažkokią tai, sakysim, intelektualinį smalsumą, kad skatina susimastyti ir išeini iš kino teatro salės kartais tyliai susimastęs, ar architektūra tokį potencialą turi. Jeigu jis yra menas apie kritiką visuomenės, apie kažkokius procesus, tai būtent, tai mano mėgiamiausias užsiėmimas ieškoti idėjų architektūrą, tai būtent ši ypač dipukų kartos architektūra, jinai turi labai stiprią idėją. Jinai turi idėją, kad architektūrą galima panaudoti kaip politinės kalbos priemonė, kaip diplomatijos priemonė. Jinai ne tik kvadratiniai metrai plus estetika ir konstrukcijos, kažkada Vitruvijus sakė, nauda, tvirtumas, grožis. Tai čia už tos naudos yra ne tik kvadratiniai metrai, bet ir politinė žinutė. Tai yra toks, sakyčiau, netgi globaliai įdomus fenomenas. Tai čia yra nauja Venecijos bienalėje, kiekviena šalis tengiasi savo paviljoną irgi paversti politiniu pareiškimu. Bet man atrodo, kad ta idėja šičia yra utopija. Ar nėra taip, kad jie bandė sukurti lietuvišką architektūrą? Tokį dalyką kaip lietuviška architektūra. Būtent išeivijoje. Tas tapo iš viso, pastanga tapo įmanoma. O taip, tai čia ir jie gavo už tos savo ketinimus, norus daug velnių nuo kolegų ir įdomus dar toks momentas, kad toj pačioj Šiaurės Amerikoje buvo be galo aštrus debatai, ar čia iš vis nėra naivu, ar iš vis tai įmanoma, 20 amžius, 20 mid-century modernizm, čia ateinam su kažkokiom naiviom formom, kaip tai gali būti. Bet ir, aišku, argumentai priešininkų yra labai akivaizdus, nes jeigu mes kalbam apie kažkokį regioninį charakterį, apie kažkokį tai vietos savitumą, apie vietos dvasią, kažkokį tai charakterį, kuris yra būdingas tai vietai, tai visuomet yra svarbus kontekstas. Gamtinis kontekstas, architektūrinis kontekstas, tada tu sakai, kad tu galbūt ieškai kažkokių medžiagiškumo, kažkokių tai prisitaikymo prie egzistuojančios erdvinės konfiguracijos, tuo tarpu ten kontekstas yra visiškai kitoks. Pietų Čikagoje, nieko, jeigu tai yra erdvė tolesnė nuo Kauno, tai jinai ten ir yra. Aišku, galima ieškoti Azijoje dar kitur, bet tai yra tikrai. Ir tas bandymas išrasti kažką tokio, kas būtent tame kontekste jau suskambėtų kaip savita, tai be abejo jis yra utopinis, bet dėl to ir yra architektūroje svarbi idėja, net vien tik tai, sakysim, konkreti nauda turėti pastatą.
Ir aš galiu pasakyti, kad jau dabar žiūrint iš laiko perspektyvos, nepaisant to, kad tas, sakysim, stilistika toli gražu nėra to laikmečio minties avangardas, bet tai yra labai stipri žinutė ir tu būdamas netgi tam kontekste ir tas kontrastas, sakykim, tarp to paties Market Parko egzistuojančios aplinkos ir stovinčios bažnyčios, jis toks ryškus ir tas ryškumas jisai tau tiesiog sukuria tą efektą, oho, o kas čia, kodėl čia taip yra ir tai jau iš karto rezonuoja, kelia kažkokius klausimus. Ar dar kam nors be mūsų, be lietuvių tai buvo, ar yra įdomu, turiu menį tyrinėtojus, dar kas nors pastebėjo, kad šitie žmonės kūrė kažką savito, ar teko taip susidurti? Čia aš sakyčiau, nereikėtų būti kukliem ir reikėtų apie save kalbėti. Be abejo. Turint galvoj, kad mes pradėjom nuo to, kad ir Lietuvoje tai yra pakankamai nauja tema, tai tikėtis, kad globaliai visi apie tai šneka jau keletą dešimtmečių ir mes tik staiga pamatėm Lietuvoje būtų naivu. Tai su Jono Meko atvirkščiai buvo? Nu, čia nėra tas atvejis, jo, iš tiesų gali tai būti, bet architektūros istorijai gal retesnis tai atvejis ir tai nebuvo tas atvejis. Bet kas yra įdomu, mes aišku su kolegom keliaujam po pasaulį ir man pačiam ir Amerikoje teko ne vieną paskaitą skaityti visiškai su lietuviais nesusijusiam bendruomenėm, visi supranta, kad tai yra labai įdomus fenomenas. Ir vėlgi, jeigu mes kalbam apie architektūrą ir kažkokį tai jos įprasminimą, išlikimą, išsaugojimą, argumentus, kodėl nenugriauti saugot, tai dabartinės globalios tendencijos yra tokios, kad niekas nebeieško didžiųjų vardų, ten Alvar Aalto, Le Corbusier, visiems aišku, jos tos dainelės seniai grotos, jos žinomos, yra fanų, kurie mėgsta ir be abejo tie objektai išliks. Bet dabar fokuso centras yra į paraštis, į kažkokius mažiau žinomas istorijas, į kažkokius tai architektūros istorijos užkaborius. Ir šitoj vietoj mes su to tautinio stiliaus paieškom esam žiauriai įdomus ir žiauriai įdomus platesniam kontekste. Tik tiek, kad mes dar turim papasakoti šiuo atveju, tai nėra... Taip sakant, mes turim patys savo prisijaukinti, tai tada galime pasiūlyti kitiems pasižiūrėti, ar ne? Tu ten buvai, tu matei tuos pastatus gyvai. Kas tave nustebino, ar štai tas kontekstas, nes be abejo, tu žinai, kad šitoje vietoje va štai lietuviai padarė, šalia stovi galbūt įspūdingesnis arba mažiau įspūdingas pastatas, bet tu turi kreipti dėmesį į šitą. Kaip tu jautėsi, kokie buvo įspūdžiai? Įdomu, čia toks momentas, kad jeigu kalbėti apie lietuvišką į paveldą Amerikoje, aišku, tai nėra vieno recepto ir tarkim, New Yorkas truputį skirtinga istorija, bet šiaip jau didžioji dalis tų pastatų, kurie yra reikšmingiausi, jie iškilo rajonuose, kurie Lietuvai buvo lietuvių koncentracijos vietos, sakykime, nuo 19 pabaigos iki 60-mečio, iki 70-mečio. Paskui lietuviai iš ten išsikraustė ir atsikraustė įvairaus konteksto, įvairių kultūrinių kontekstų žmonės. Ir tai reiškia, kad ta architektūra, jinai ten liko kaip toks labai keistas artefaktas, kaip kažkas tokio, kas tarsi susiję su ta vieta, bet akivaizdžiai nesusiję. Ir va tas kontrastas tarp ir formų, ir kartu aplinkos, ir architektūrinės aplinkos. Ir ta architektūrinė aplinka, tiesą pasakius, didžiąją dalim, jinai yra pakankamai skurdi. Mes toje pačioje Čikagoje, tai šitie pastatai nėra lūpė, jie nestovi šalia dangoraižių. Jie stovi mažaaukščio užstatymo kontekste dažniausia ir jie yra orientyrais, jie yra tais vietos simboliais. Jie tose vietose ryškiausi. Jie tose vietose ryškiausi. Tam tikrą prasme kažko galbūt panašus, mes kartais tą matome į keistuolių namus, kurios pasistato žmogus net nesuprantama dėl ko ir kaip, ar ne? Ekstravagancija tam. Kažkiek to yra, bet ta lietuviška ekstravagancija jinai gal nėra tokia akis rėžianti ir neskoninga. Aš sakyčiau, jinai pakankamai skoninga. Tai to tokio, kad važiuoti, pasižiūrėti kaip visiškos keistenybės aš ir nesiūlyčiau, bet taip jaučiasi tas kontrastas ir sakau, labai su žmonėm, kas paliko įspūdį, aš galvoju, ką tie žmonės galvoja, ką galvoja tie moksleiviai, kur ten aplinkų šmirinėja ir yra paminklas, tarkim, Dariui ir Girėnui. Ką jie galvoja, kodėl šitie dalykai stovi, ką jie ten rytais bėgiodami,
tas tiesiog yra labai du skirtingi pasauliai ir tas momentas jisai tikrai daro įspūdį. Daugiausia kas? Daugiausia statė bažnyčias, taip? Kokių pastatų daugiausia pagal paskirtį? Ar gyvenamųjų, ar bendruomenės, ar bažnyčios? Jeigu skaičiuoti vienetais, tai nebejonės gyvenamųjų. Bet su gyvenamaisiais yra problema ta, kad mes turim labai mažai duomenų apie tai, kas buvo lietuvių statyta galų gale. Jeigu buvo lietuvių statyta, tai didžiąją dalim tai jau nebėra lietuvių rankose. Bet tai statė greičiausiai ne lietuviai. Ar patys lietuviai dažniausiai ir statydavo? Ir lietuviai statydavo. Inžinieriai, statybos inžinieriai. Vėlgi čia yra labai ilga istorija. Iš tikrųjų reikėtų pasakyti, jeigu mes kalbam apie Šiaurės Ameriką, tai yra kelios išeivių kartos. Ir tai yra fundamentaliai svarbu, nes iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie Šiaurės Ameriką, tai pirmoji banga, kuri, sakykime, ten nuo 19 vidurio iki Antrojo pasaulinio karo, čia aišku yra įvairių skaičiavimų, kartais tarpukariu skaičiuoja kaip atskirą bangą. Ekonominė migracija. Jo, tai yra ekonominė migracija, bet tai yra apie 500 000 žmonių. Tuo tarpu dipukų tų, kur po Antrojo pasaulinio karo išvažiavo, apie 30 000. Tai proporcija yra didžiulis skirtumas. Bet pinigų turėjo kas? Tie 500 000 ir turėjo pinigų. Jie jau turėjo pinigų. Taip. Nes jie tik išvažiavę, kas skaitėt Sinklerio džiunglės, kas neskaitėt, paskaitykit, tai tas gyvenimas daugiau mažiau atrodė taip, kaip yra aprašyta džiunglėse. Bet 40-aisiais jie jau turėjo pinigų. Tai ir tie žmonės, jie be abejo, grįžtant prie to tavo klausimo, jie ir jau gavę išsilavinimą universitetuose, tame tarpe ir inžinieriai, tame tarpe ir architektai, tarkim, Matas Žaldokas yra dar viena figūra, kurios mes apskritai nežinom, tuo metu ten labai daug projektavo lietuviams. Tai iš tiesų yra visko ir yra ta pirmoji banga. Bet kas įdomu, kad pirmoji banga, jie neturi ir neturėjo tokio labai ryškaus noro architektūroje ieškoti kažkokios tai specifikos. Iš esmės, ta architektūra, jinai atitinka to meto kontekstą. Yra ten čekų architektas projektavo, ir lietuvių architektas projektavo, daugiau mažiau yra panašus rezultatai. Čia labai būdinga ekonominė imigracija. Dėl to, kad tie žmonės asimiliavosi labai greitai, jie nebuvo idėjiniai tiek labai. Tiesa? Taip. Ir netgi, kai atvažiavo jau ta antroji ir trečioji banga, kaip tu pavadinsi, dipukai, jaučiasi labai didelė priešpriešą. Ir susirašinėjimuose, dokumentuose, studentų gyvenime. Bet kas įdomu, kad tie ne ekonominių pagrindų atvykę, jie karo pabėgėliai save laikė ir tai akcentuoja visuomet, 48 metais jau prasidėjo stiprioji banga, jie iš esmės pakeitė intelektualinį klimatą, kalbant apie architektūrą. Spaudoje drauge atsiranda, ne tik drauge, o aiduose ir visose kitose atsiranda plejada straipsnių apie architektūrą, ar mes turim tą lietuvišką daryti, ar neturim, kokie yra tikslai, atsiranda inžinieriaus kelias žurnalas, susikuria sąjungos. Tai tampa intelektualiniu uždaviniu, tai yra intelektualinė veikla, ko niekada nebuvo, tai buvo profesinė veikla, o čia tampa meninė, kultūrinė ir dėl to vėlgi šitam kontekste visiškai kitaip suskamba tie jau naujai pastatyti objektai ir jeigu mes skaičiuotume vienetais, tai be abejo su dipukų karta siejamų pastatų yra kur kas mažiau ir galų gale vėlgi, ar ten yra tik dipukų, tie pinigai dažniausiai bendri, nes jeigu, sakysim, ta pati bažnyčia statoma, tai ten vis tiek, gero, bus ir pirmabangių, tai žodžiu, tas kontekstas platus. Ir aš čia gal nubėgau į šalį nuo klausimo, tai kalbant apie tai, kas buvo statoma, tai pirmiausia, aišku, yra pirmabangių statyboje, tai yra sakralinės paskirties objektai kartu su mokykla ir bendruomenės sale. Ir toks vėlgi retas momentas, ko Lietuvoje gal nepamatysi, kartais gali stovėti 3 aukštų pastatas, daugiau mažiau 3 aukštų pastatas, kur, sakysim, pirmame aukšte yra bendruomenės salė, antrame bažnyčia, trečiame mokykla. Nu, ir aišku, tai gali varijuoti. Bet sakysim, ta sakralinė erdvė, jinai tik vėliau, kai jau atsirado lėšų, tada šalia to 3 aukščio pastato jau iškyla atskirai ir bažnyčia, tai irgi gali būti 34 ar 50 metais čia jau priklauso. Tai va, tai tie pirmieji, paskui atsiranda ir bendruomenės centrai, atsiranda pionierių, ne pionierių, atsiprašau, čia, manau, sovietinė praeitis, stovyklos, vaikų stovyklos, sakysim. Ten greit atsiras pionierių stovyklos, pagal tai, kaip šio laikinė Amerika eina, tai toks įspūdis. Taip.
Gerai, tu pradėjai kalbėti apie konkretybės ir iš tikrųjų knyga yra puikiai iliustruota tiek akademiniu požiūriu, tiek ir bendrajam skaitytojui, ir brėžiniai, ir fotografijos, ir piešiniai, ir eskizai, ir taip toliau, ir tikrai įspūdingi darbai kai kurie. Kalbant apie jų estetiką, ar ne? Ką darė tų laikų architektai, kurdami tą tautinę architektūrą? Pirmiausia, polemizavo su modernizmu, tiesa? Kovojo prieš tarpukario modernizmą. O taip, aš sakiau, kad tas yra vienas momentas, kad visi praktiškai sutarė, kad architektūra gali būti priemonė kalbėti apie Lietuvos nepriklausomybę, apie tai, kad mes esame atskira tauta, bet niekas nesutarė, kaip tai daryti. Ok, tvarkoj, tas pasakojimas jisai visur, dainų šventėse, teatruose, kur tik tai nori, kaip tai padaryti architektūroje. Ir jeigu, mes sėdim moderniam pastate, ar ne, stiklo sienos, visi panašus dalykai, tai jeigu technologinė prasme 20 amžiaus vidurys, Mies van der Rohe, dangoraižiai, plieno karkasas atneša labai aiškę estetiką, kad ta technika, tas 20 amžiaus pasekmėje turi matytis architektūroje, tai lietuvių architektūroje to nesimato. Bet yra įdomus momentas, kad jeigu pasižiūrėti globaliai architektūros istoriją, tai taip, sakysim, 20 amžiaus vidury ir mes Kauno modernizmą kaip modernizmą pristatome, tai gimsta 20 pradžioje, 20 amžiaus vidury įsitvirtina, bet pasigirsta visame pasaulyje, pradedant, nežinau, nuo Bangladešo ir baigiant Pietų Ameriką, kur tik nori, kad tos stačiakampės dėžutės, jos iš esmės užgniaužia vietos charakterį, jos panaikina individualumą ir kaip Le Corbusier sakė, kad žmogus visose kontekstuose yra žmogus, todėl yra pastatas kaip mašina. Tai prasidėjo totali kritika to, kad taip, tai negali būti, kiekviena kultūra yra savita. Ir jeigu kada pasižiūrėsit Žako Tati filmą Playtime, tai yra puiki modernizmo kritika. Ir kas įdomu, kad Mulokas, jisai save matė ne tik kaip lietuviško stilio kūrėją, bet kaip modernizmo kritiką, kaip pasiūlymą alternatyvaus kelio. Ir beje, Rimas Mulokas, jisai mokėsi pas Mies van der Rohe, ir jo žodžiais tariant, tai yra pats nuobodžiausias ir neįdomiausias dėstytojas, nepaisant to, kad tai yra super žvaigždė. Tai bet čia aš žinau, kad tai buvo toks asmeninis nusiteikimas. Tai jie save matė ne tik kaip tautinės stilios, sakysim, kažkokios tai ieškotojais, bet kartu ir kaip ieškojo pasiūlyti alternatyvą tam dominuojančiam, niveliuojančiam modernizmui, kuris atspindi korporacijų architektūrą, kuriame nelieka žmogaus. Tai va tas antikorporatyvinė architektūra iš esmės tokia ir buvo. Tai ir šitas jų impulsas, jisai prasidėjo ne tik Amerikoje, jis jau ir iš Lietuvos atsivežtas, tiesa. Ir tada jau čia brendo iki 40 metų mintis apie tautinę architektūrą, tiesa? Taip, ir čia tokia labai irgi dar viena įdomi gija ir įdomi istorija. Lietuviškasis tautinis stilis, tarpukaris, Kauno centrinis paštas, galų gale yra emblema to tautinio stiliaus. Jis tarpukarį susiformuoja kaip bandymas sukurti tokį identitetą ir atsvarą carinės Rusijos palikimui. Nes jeigu pasižiūrėti Laisvės alėjoje 19 amžių, 20 amžiaus pradžią, daug mūrinių pastatų, bet visi turi tą tokį specifinį stilių, kur iš karto akį užmetęs, sakai, viskas aišku, kada tai atsirado. Tai ieško, o kaip tą padaryti? Tai vienas iš būdų yra modernizmas, padaryti kitokią architektūrą, bet kitas iš būdų ieškoti tautiškumo. Bet kas įdomu, ir be abejo susiformuoja tautinio stiliaus mokykla ir vėlgi tie patys debatai, kai kas tam pačiam tarpukario Kaune sako, kad centrinis paštas yra kažkokio tai suvaikėjusios fantazijos ir nieko daugiau. Nėra taip, kad visi tai priimtų kaip kažkokį tai puikų meno kūrinį. Tai išeivijoje toliau tarsi tęsiama, bet kas yra labai įdomu, kad tas tiek Mulokas, tiek kiti, jie tarsi tai mato nuo švaraus lapo. Ir jie labai dažnai akcentuoja, kad mes kuriam naują stilių. Nors de facto žiūrint, nebuvo tai naujas stilius. Buvo
ištakos. Ir jie vienintelį galbūt ką pripažino, tai Dubenėskio projektuota Karmėlavos bažnyčia, bent jau tekstuose, čia tautinis stilius, bet kadangi jos jau nebebuvo, tai, kaip sakyt, nugriauta, tai toks įdomus tas nenorėjimas pripažintas, norėjimas pasakyti, kad mes čia unikalūs, kurim naują stilių ir tas naujumas, jisai matyt vis tiek ateina iš tos modernizmo doktrinos, kai tu turi būti naujas, tu turi būti avangardą, tu turi pasiūlyti kažkokią tai visiškai kitą idėją ir jie mane, kad čia yra ta kita idėja, kuri ne tik byloja apie tautiškumą, bet kartu ir kritikuoja modernizmą. Šalia visų knygos iliustracijų yra ir iliustracija vieninteliam iš tikrųjų Lietuvoje įgyvendintam tokios tautinės architektūros projektui. Tai yra, kas žinote, yra Rainių koplyčia prie Telšių. Ir tai yra Virako, šitą aš nežinau, kas yra autorius, Virako projektas, bet jis įgyvendintas yra šiais laikais. Vienintelis, kol kas, kiek aš žinau, Lietuvoje tos utopijos pavyzdys. Sakai, kad Šiaurės Amerikoje jų yra daug. Aš ką matau toje architektūroje, tai aš matau žemaičių koplytėlių įtaką, didžiulė, tiesa? Taip, tai kai liaudės religingumas, kai yra vienintelis šitos utopijos pavyzdys, tai aš sakyčiau, kad pirmosios mintis būtent tas karūnos motyvas. Šiaip jau kalbėti apie tautinį stilių, tai to paties Centrinio pašto grindis, kurios yra tautinių raštų motyvais, tai be abejo yra ta pati utopija, apie ką mes šnekėjom, ta diskusija, ar jinai gera modernizmo kontekste, ar naivi, gal modernizmas nėra, sakysim, tas laikas, kai tu turi ornamentiškumo ieškoti, bet tas koplyčios, koplytstulpio karūnos užkėlimas iš medžio, iš medinės koplyčios, užkėlimas ant bokšto kaip tokio simbolinio ženklo, tai jisai yra tiesiog, ikoninis, kas yra būtent net ir ant viršelio knygos, ką gali rasti Šiaurės Amerikoje, bet mintis, jinai iš tiesų gimė Lietuvoje. Ir Ladygos buvo projektas bažnyčiai Šiauliuose, ir Virako, tai yra jau keletą projektų, jie buvo, sakysim, pasklidę bent jau spaudoje, ir įdomu, kad Muloko archyve jisai šituos pastatus žinojo. Pas jį buvo iškarpos, dar atsivežtos net iš tarpukario Lietuvos, tai jam tai nebuvo naujiena. Tai galima sakyti, kad ko gero tai buvo įtaka. Bet nebuvo pastatyta. Šiaurės Amerikoje pirmą kartą tai buvo įgyvendinta plytoje ir tinke. Man vis norisi sakyti Mulokas, dėl to, kad jam šiaip pasisekė su vardu ir pavardė. Garantuotai jį vadino John Malak. Garantuotai Amerikoje. Kitaip ir negalėjo būti. Ir paprasta pavardė. Apie ką nori kalbame, bet ne apie patį Muloką dabar. Ar Muloką. Tai koks jis buvo žmogus, nes kuriant tokią knygą, natūralu, kad ir apie asmenybę nemažai sužinojai. Koks jis buvo? Taip. Tai vėlgi aš tai sakyčiau, kad jisai yra visų pirma, man kaip architektūros istorijai įdomus kaip savo kartos kūdikis. Ir labai įdomu, čia aš vėl truputį nukrypsiu į platesnį kontekstą. Pamenu, kai pirmą kartą savo susidariau sąrašą architektų, kurie dirbo Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Ir palyginau su sąrašu architektų, kurie projektavo tarpukario Kaune, tai aš pradėjau galvoti, gal aš čia kažką painioju, nes iš esmės visos to pačios pavardės copy-paste. Ne visos, aišku, kai kas į Australiją, kai kas dar kažkur, tai jie tarsi visi inkorporė ten Kudokas, Silbergas, kas tik nori, visi tenai. Ir tame kontekste iš tiesų likimų yra be galo įvairių, kokių tik nori. Ir su milžiniškom sėkmės istorijom, kaip tarkim Jurgis Okunis prisideda prie New Yorko dvynių projektavimo ir dirba korporacijose ir ko gero uždirba gerus pinigus ir įsilieja į tą procesą. Ir buvo, sakysim, tokių likimų, kurie sunkiau rado savo profesinę, sakysim, terpę. Ir Jonas Mulokas buvo beje būtent iš tų, kur rado sunkiau tą profesinę terpę. Jam nepavyko, jisai bandė dirbti SOM, tai yra, kas žino, tai yra viena iš tokių jau ryškiausių tarptautinių korporacijų, kur iki šių dienų, sakysim, stiprus žaidėjas architektūros lauke.
Bet taip jau, sakysim, tas pats galbūt charakteris, tas pats angažuotumas ieškoti tos utopijos, lėmė, kad tai surezonavo su lietuvių bendruomenė ir jo visi užsakymai iš esmės ateina iš lietuvių bendruomenės. Jisai neturi užsakymų, kurie būtų amerikiečiams. Tai tas momentas jisai yra toks daugelypis ir už tai jisai sulaukia iš tiesų nemažai kritikos ir tokių, sakysim, skeptiškų vertinimų. Kritikos iš kur? Iš kurios pusės? Iš kolegų architektų, kad čia, sakysim, kuria kažkokį tai kičą ir panašiai. Ir aišku, dėl to, kaip skaidriai laimimi konkursai, čia irgi dar vienas. Ir tada tas pats buvo. Tas pats, sakysim, Lietuvių jaunimo centras, kur vienas iš tokių ryškiausių, ikoninių pastatų su vyčiu ant fasado. Istorija nutyli, kaip ten atsitiko, kad būtent Mulokui buvo skirta projektuoti, nes konkurso laimėtas visai kitas buvo. Tai čia, kaip sakyti, tokių niuansų visuomet yra ir yra nuo tarpukario, atsimenu vėlgi tokia gera citata, kuri man visą laiką išlenda, kad kažkas buvo parašęs architektų, kad Kaunas bus ateities kartom pavyzdys, kaip negalima miestų projektuoti. Tai tikriausiai rezonuoja su šios dienos diskusijom, šiandieną UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Tai tas aštrus profesiniai debatai ir aštrus kartais netgi pernelyg ir peržengiantis mandagumo ribas, tai nebuvo svetimi ir Mulokas, beje, čia toks pavardžių žaismas, Mulokas, Pudokas, tai buvo tokie gana stiprus oponentai, kurie spaudoje nevengdavo pliektis, nepaisant to, kad architektūra jau labai panaši buvo. Tai kalbant apie asmenybę, tai toksai, sakysim, pirmiausiai man tai yra laikmečio kartos kūdikis, kuris tikrai reprezentuoja, būkime objektyvus, tragediją, kad tu esi savo profesinės karjeros pradžioje ir tu turi ieškotis kitame kontekste, kaip tęsti savo karjerą. Architekto atveju tai yra pakankamai sudėtingas kelias, nes tu turi gauti licencijas, tau negali, tu nesi stalius, nesi, nežinau, kažkokios lengviau konvertuojamos profesijos atstovas, tai kartais tai būdavo pakankamai sunkus kelias. Tai tiem žmonėm, kurie vis dėlto rado tą savo nišą ar vienu ar kitu būdu, tai savotiškai ir pasisekė, bet tai jų pačių irgi pastangų rezultatas. Žodžiu, nebuvo labai malonus žmogus, bet padarė gerų darbų. Ne, kad nebuvo malonumas, aš vėlgi tas sudėjimas į kažkokią tai lentynėlę man nelabai gal patinka, iš tikrųjų, matyt, buvo įvairių situacijų, buvo įvairių konfliktinių situacijų, bet buvo daugybė nuostabių dalykų, daugybė reikšmingų indėlių ir vienas iš tokių, norisi spontaniškai šovė, kad buvo San Paule, jau Brazilijoje, vėlgi, kaip sakiau, tai yra lietuvių bendruomenė, kuri architektų ir inžinierių, kurie veikia bendrai, buvo suorganizuota lietuviškos architektūros paroda IBPR parke, kad žinot, San Paule, ir apsilankė, buvo parduota 600 000 bilietų. Akivaizdžiai tai ne tik lietuviams skirtas, sakysim, renginys. Į kurią dabar architektūros parodą, lietuviškos architektūros parodą, sutraukėme tokias mines. Ir Mulokas buvo viena iš pagrindinių figūrų, kur, sakysim, organizavo ne jisai, bet jo ta lietuviškos architektūros misija ten labai stipriai skambėjo. Taip kad, įdėti kažkokią tai lentynėlę protagonistas ar antagonistas, nemanau, kad reikėtų. Tiesiog, kalbant apie toks įdomus niuansas, kad architektūra yra toks pakankamai įtemptas profesinis laukas, kuriame visuomet yra debatų, visuomet yra kažkokių tai klanų, visokių draugų ir priešų, kurie virsta draugais, draugų, kurie virsta priešais. Ta pati Muloko ir Jonino, sakysim, tokia draugystės ir priešiškumo istorija, toks, kaip sakyti. Joninas turimas omenyje. Vytautas Kazimieras Joninas, taip, dailininkas, kuris irgi ir prisidėjo prie praktiškai ir prie tos bažnyčios, kuri yra ant viršelio interjero projektavimo, ir prie Market Parko bažnyčios. Jie daug susirašinėjo, debatavo, sprendė, kokie turėtų tie būti bokštų proporcijos, dar visi kiti dalykai, jau nekalbant apie interjerus. Tai
daug kolaboracijų buvo. Labai trumpai ir iš šono apie Lotynų Amerikoje esančią lietuvių architektūrą verta kalbėti? Yra apie ką kalbėti? Labai trumpai. Verta kalbėti apie viską, ko gero. Suprantama, bet ar yra bet tokių išskirtinių pastatų, kurie turėtų potencialą būti ikoniniais, aš nežinau. Supratau. Tu paminėjai viršelį ir tu man minėjai prieš šį pokalbį, kad labai gali būti, kad šitas viršelis greitai simbolizuos nesantį pastatą. Taip, čia yra vienas iš tokių motivacijų, kodėl apie tai reikia kalbėti. Nes iš ties mes praeis dar 10-metis, galbūt net mažiau, kai mes dalies pačių ryškiausių, aš nešneku apie gyvenamosius namus, kur mes kalbėjom apie kažkokius tai mažiau reikšmingus pastatus, bet netgi top 5 mes galim netekti, nes tarkim, New Yorko Maspito bažnyčia, aš manau, kad tikrai yra top 3 iš tokių pačių ryškiausių. Ir kuri beje ir pačių amerikiečių buvo pripažinta, ir New York Times viršelio 62 metais, vėlgi tai ne lietuvių žurnalas, tai New York Times. Taip, vadinasi, turim pripažinimą. Tai aš ir bandžiau klausti pradžioje, kad jie pastebėjo. Taip. Bet Amerika nesentimentalus kraštas, todėl gali ir nelikti, taip? Ir dabartinės paskutinių kelių savaičių naujienos, kad šitą pastatą žada parduoti. Ir jeigu parduos, tai vėlgi greičiausia, kad žemės sklypas bus didesnė vertybė negu pastatas, tai tikėtina, kad jo liks. Tai vienintelė viltis, kad jisai bus įtrauktas į New Yorko paveldo sąrašą, būtent New Yorko miesto, nes... Ką pavyko pasiekti SLA visai neseniai, kad išsaugotas būtų tas pastatas. Tai dabar visos pastangos dedamas, kad būtų jisai įtrauktas ir jeigu bus įtrauktas, tai net ir nusipirkus, tai vis tiek jau nebegalės nugriauti. Mes jau baiginėjome su Vaidu, galbūt jūs turite kokį nors klausimų? Prašau. Jūs papasakot apie Joną Muloką, man iš karto viens prie vieno yra Ayn Rand kūrinys The Fountainhead 1949 metais pastatytas apie architektą Howardą Roarką. Ir jo individualistinę tą ambiciją sukelti architektūrą į tokį kažkokį kitą ikoninį lygį. Ir man pasakot apie Joną Muloką ir aš galvoju, kad čia turbūt tas Howardas Roarkas yra. Ir kur čia bent vienas tas vizualus pavyzdys apie, koks ten tas namas pastatytas, kur ten tas daugiabutis, ar čia kažkokia trobelė, tenais, kas yra revoliucija, ten tie 6000, kiek ten tų brėžinių buvo. Tai tiesiog man visą laiką sukosi čia Howardas Roarkas, čia Ayn Rand tas periodas. Ir Jonas Mulokas toksai, atrodo, kažkoks kaip švarkelis. Bet norėčiau, kad pakomentuotumėte apie tą kūrinį teko matyti. Roarkas tai ko gero yra Salvino ir Raito tokia kaip ir kombinacija. Tai yra tas herojiškas architektas, kuris eina prieš visuomenę. Tai be abejo, kad nėra tiesioginio ryšio, bet yra tas ryšys tam tikrą prasme, kad iš tiesų kartais reikia pastovėti už tą savo idėją ir Muloko būtent laiškuose, susirašinėjimuose, vėliau iš Rimo kalbų labai tas jautėsi, netgi nuoskauda, kad jisai buvo nesuprastas, kad jį ignoravo daugelis. Tai tas tas bandymas save pozicionuoti kaip kažkokio tai tokios reikšmingos vėliavos nešėjo, kurios galbūt ne visi supranta ir kur ne komercija pirmasis prioritetas, o būtent idėja. Tai aš manau, kad labai daug panašumo. Tik tiek, kad Roarkas labiau buvo modernizmo ieškotojas toj nemodernioj dar iki modernioje Amerikoje. Bet paralelė nuostabi, iš tikrųjų. Taip, prašau. Nežinau, ar atsakiau klausimą, bet... Ačiū. Man irgi ta paralelė galvoje iškilo ir norėjau pratęsti turbūt klausimą, nes pats paminėjai. Buvo ir sėkmės istorijų, buvo kam sunkiau Mulokai, sunkiau, Okunis labiau prasinešė, įsinešė tos platesnius sluoksnius. Gal gali plačiau truputį papasakoti apie tą lietuvių architektų, inžinierių įsiliejimą į Amerikos rinką, kokių nors įdomybių gal dar teko surasti. Gali plačiau, bet turi minutę. Gerai, tai eisiu prie pagrindinės įdomybės, kurią teko surasti. Tai kai buvau Čikagoje, tai
Viena iš mano institucijų, kur daug dirbau, tai buvo IIT, Institute Illinois of Technology, ir ten, nežinau, Ms. Van der Rohe, tikiuosi jums kai ką sako, nepaisant to, kad ir jau čia kritikos buvo išsakyta, bet studentų sąrašuose yra bent 14 lietuvių pavardžių, kurie buvo Ms. Van der Rohės mokiniai. Nu, bent jau taip galima sakyti. Tai ir vienas projektas buvo paruoštas Kauno rajono išplėtimui. Ms. Van der Rohės stilistikoje. Tai buvo wow. Taip, labai greitai dar. Aš vieną trumpą klausimą. Jono Muloko suprojektuota lyg yra Židikų Mažeikių rajone kapinių koplyčia. Ar yra daugiau jo įgyvendintų projektų būtent Lietuvoje? Taip yra išlikusius keletas gyvenamųjų namų, bet principe jo darbai, o ten, tarkim, Panemunės skautų stovyklos vartai dar neišlikę yra. Tai praktiškai visai jo didžioji karjera, aišku, jis persikėlė į DP stovyklas, ten irgi projektuoti neteko, labiau drožyba, kryžiai, tas kryžių naratyvas sustiprėjo, bet visas jo svarbiausias palikimas vienareikšmiškai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, Čikagoje, St. Louis'e, įvairiose vietose. Mes turime baigti. Vaidai, ačiū tau labai. Knyga apie Joną Muloką ir galite, suprantama, pasikalbėti ir asmeniškai. Vaidas tikrai dar čia bus. Aš tau turiu pasiūlymą pabaigai, jeigu galima. Kadangi tau su kolegomis labai puikiai pavyko įtraukti Kauno modernizmą į UNESCO paveldą, žinai, kaip galima išgelbėti visą šitą amerikietišką architektūrą lietuvių, reikia pabandyti paskelbti tai unikalią architektūrą ir įtraukti į UNESCO paveldą. Taip. Šitą yra puikiai idėja ir pasirūpinkite, prašau to. Ačiū visiems. Sėkmės knygų mugėje.